Mario, mums būtų labai malonu išgirsti, aš žinau, kad tai erdvė žiemos sodas. Kas tais laikais buvo naudojama? Kokie buvo augalai, kokios ištraukos, kokie hidrolatai, kokie eteriniai aliejai? Kaip jos naudojo ir kas tai buvo? Kalbant apie laikotarpį dvarų iki XIX amžiaus ar patį XIX amžių, sudėtinga tiek daug būtų papasakoti. Išlikusios žinios, kurias turime, yra gana skurdžios, bet kažkokį paveikslą galima dėlioti. Iš vienų inventorių dokumentų mes sužinome, kokie buvo, pavyzdžiui, vazoniniai augalai laikomi. Iš kitų galim sužinoti apskritai, kad buvo, pavyzdžiui, šiltnamiai. Vieni šiltnamiai buvo skirti apelsinams auginti, pomarančaninės, ką mes vadintume šiandien oranžerijomis. Kiti šiltnamiai galėjo būti figom laikyti, figarnios vadinamos, dar ananasarnios, vynuogėm. Žodžiu, kiekvienai kultūrai kažkokie tokie šiltnamiai. Tos pirmosios oranžerijos buvo ne visai oranžerijos, daugiau buvo, jeigu prie rūmų prijungtos, tai daugiau toks žiemos sodas, žiemos kambarys, kur laikoma ta vėsesnė temperatūra, 12 kokių laipsnių, ar ne, kad galėtų permiegoti apelsinai, pavyzdžiui. O paskui tie kiti visi augalai laikomi jau yra tose tokiuose šiltnamiuose, kur viena siena šildoma ir stiklas tiesiog į pietinę pusę. Tai daug įvairių buvo skirtingų statinių dvare, kuriuose buvo tie augalai laikomi. O čia mes sėdime viename iš pirmųjų apskritai Lietuvoje tokių žiemos sodų ir irgi mane labai stebina, kad tai gal reikėtų net čia žodis žiemos sodas labai sudėtingai pritaikomas, nes tai yra tiesiog kambarys, gal labiau net koridorius, kuris jungia reprezentacinius salonus, ponios šeimininkės šitos pilies privačią erdvę, tai jos buduaras, miegamasis ir garderobas, kuriame turėjo būti ir vaistinėlė. Ir už šitų dar durų šalia vaikų kambariai, koplyčia, taigi esam moters pasaulio dalyje. Ir šitas moters pasaulio centras turbūt ir buvo šita augalų šventovė, kurią mes turėtume labai pažvelgę dar ir fantazuoti, kad suprastume. Toks žiemos sodo turėjimas yra labai didelė prabanga dar 18 pabaigoje, 19 pradžiai. Labai madinga patalpa, nes augalininkystė buvo tiesiog pavergusi visus. Prie namo prisistatyti verandą, tai buvo labai madinga, ar ne? O dar įsivaizduokime ir visai nesenai, tiesiog važiuojant Lietuvos kraštovaizdžiu, tu matai namus ir verandas. Tai tas verandas yra tolimas atgarsis, vėlyvas atgarsis, šitų aristokratų pomėgių namuose turėti žiemos sodą, kuriame galime eksponuoti brangius augalus. Kiek jų čia daug buvo, nežinome, bet žinome sąrašą apskritai vazoninių augalų, kurie buvo Panemunės pilyje. Tai sąrašas yra išties vertas dėmesio, nes kai kurie augalai buvo ką tik pasirodę prieš metus 2 Londono augalų garsioje mugėje. Ir štai atkeliauja čia, iš tos parodos įsigyja šeima gelgaudų ir juos čia kažkur laiko. Tai iš tarp augalus galima skirstyti į kelias grupės, į vienmečius, į daugiamečius, į kuriuos reikia saugiai nurengus palikti tamsioj vėsioj patalpoje, ar kiti gali likti šitoj patalpoje. Tai tarp tokių įdomesnių, tai gal tiesiog migdolai buvo kelių rūšių, japoninės sakubos arba paprastoji katalpa ar kerija, rožių tiesiog net nerašos jau kokių, tiesiog jų buvo daug, vaisinis citrinmedis arba karčiavaisis citrinmedis arba kiparisas galbūt irgi čia buvo atnešamas žiemos metu iš lauko, arba lauramedžiai kilnieji, arba paprastoji mirta, kuri pas kiekvieną, atrodo, močiutė būdavo būtinai pasididžiavimo simbolis tapuose turėti mirtą, tai Panemunė jų 4 vazonėliai buvo žinomi, netgi skaičių, ar ne? Taip pat, riešutinė justicija, tai yra jau medelis, tai matyti juos, jau išveždavo kažkaip, tai vargu, ar jie čia antrą aukštą, ta justicija, jeigu jinai didesnė buvo atnešama. Galbūt granatmedis irgi, praleido čia žiemą, arba rozmarinas kvapusis, jų vazonėlių tik vienas buvo, dėja, atrodo nedaug, gvazdikų keletą vazonėlių buvo, ar fuksija, pavyzdžiui. Tai žinome, oleandrų taip pat būta čia 10 net vazonų, taigi reiktų įsivaizduoti, kad jie kiemą galėjo papuošti ir tas visas kiemas turėjo sužydėti. Geranijoje vienas iš eterinių aliejų yra afrodiziakas moters gyvenime ir jisai pagrindinė nata kvepaluose. Tai man iš karto toks, vaizdas, kad visur palangės buvo nusvirusios palergonijom, geranijom ir tikriausiai, kad jos buvo net naudojamos buduaruose. Todėl, kad tai vienas iš eterinių aliejų, kuris labai žavi ir traukia vyrišką lytį. Ne tik tai kaip moters afrodiziakas, bet tai yra
įkvėpi ir tiesiog, wow, tas, žinot, šleifas toksai prabangos ir gėrio ir tiesiog besąlyginės šilumos. Tai džiugu girdėti, kad tam sąraše yra mūsų lietuviška palergonija. Nuostabu, tikrai.